internete plinta vaizdo įrašai, kaip naikinami Elono Musko Teslos ar City-Truck automobiliai. Ir dažnai šitie vaizdo įrašai turi tokią potekstę, tarsi tai yra gerai, kažkoks tai žygdarbis prieš blogus žmonės ar panašiai. O pagal faktą tai yra nusikaltimas prieš paprastus žmonės, kurie važinėja tais automobiliais, kurie galbūt netgi neturi jokių politinių pažiūrų. Ir ar susimąstėte kada nors apie tai, kad tokios akcijos visuomenėje yra provokuojamos tikslingai? Tam yra netgi mokslinis terminas, vadinasi puzzle coding, tai yra puzlinis kodavimas. Kaip tai veikia, galite sužinoti pasižiūrėję filmą Impact arba Poveikis, tik aišku reiks jo paieškoti biškiai internete. Dažniausiai šio metodo aukomis tampa emociškai nestabilus, mažiau intelektualūs, kritinio mąstymo neturintis žmonės. Ir baisiausia, kad šitas metodas yra taikomas tokiems dalykams kaip maskai, skūšingai, konkretus tikslingi pasikėsinimai į politikus. Na ir jį taiko konkretus asmenės, naudodamiesi žiniasklaidą. Jei nenorite su to sutikti, tiesiog pagalvokite logiškai. Kiekviena valdžia priima begalės nepopuliarių ir kenksmingų įstatymų visuomenė, bet neapykantos ir visuomenės pasmerkimo susilaukia tik vienetiniai asmenys, kurie dažnai net neturi įtakos kažką spręsti. Klausimas, kodėl taip yra? Kas yra tas Cezaris, kuris gladiatorių arenoje rodo pirštą į viršų arba žemyn?